Laba diena visiems. Laba diena Alytaus Jotvingių gimnazijos svečiai, laba diena mėly kolegos. Jotvingių gimnazija tiek svečių seniai yra neturėjusi, nors šį kartą ir virtualioje aplinkoje. Albertas Einšteinas yra pasakęs: vaizduotė už žinias. Mums diktuoja šiuolaikinės technologijos, laikmetis, tam tikros ekologinės problemos. Kad mokslininkai galėtų išspręsti tuos iššūkius, apie tuos iššūkius, problemas ir poreikius mums reikia pradėti kalbėti jau mokyklos suole. Netgi ne mokyklos suole, o jau darželio suole. Labai džiugu, kad tai mes ir darome. Juk STEAM-as tai nėra tik tai laboratoriniai darbai ar tarpdalykinė integracija. STEAM-as yra filosofija, STEAM-as yra vertybės, STEAM-as yra gyvenimo būdas. Todėl aš esu įsitikinęs, kad mes turime klausyti Alberto Einšteino. Mes turime dalintis vaizduotę, mes turime dalintis visi savo kūrybiškumu, geriausiamis patirtimis, pažangiausiais metodais tam, kad pasaulio iššūkiai būtų sprendžiami jau šiandien ir ne tik tai didžiųjų mokslininkų, bet kad pasaulio iššūkius galėtų spręsti mūsų vaikai, mūsų mokiniai, sėdėdami jau mokyklos suole. Aš labai viliuosi, kad mes visi bendradarbiaudami prieisime prie tokios išvados ir suvoksime, kad mums mokykloje reikia ne tik tai skatinti įgyti naujų žinių ir įgūdžių, bet tos visos tie iššūkiai, poreikiai, tos problemos, kurios mes per STEAM-o vertybinę sampratą mokykloje sprendžiame, kad mūsų mokiniai sugebėtų vėliau jas monetizuoti ir dirbti ne tik tai mokslinėje sferoje, bet gebėtų save realizuoti gyvenime, kurti rinkai reikalingus produktus, kurti įvairių iššūkių ir problemų sprendimo būdus ir vėliau iš to uždirbti ir save realizuoti. Alytaus Jotvingių gimnazijoje STEAM-as yra vertybės. Alytaus Jotvingių gimnazijoje STEAM-as yra gyvenimo būdas, vedantis mus tolyn ir skatinantis mus žengti tolimesnius žingsnius, tokius kaip domėjimasis ir pirmieji žingsniai fenomeno grįsto ugdymo srityje. Bet apie tai mes pakalbėsime ko gero jau kitos konferencijos metu ir aš jums tokią vieną mažą užuominą noriu pasakyti, kad tų konferencijų bus ir daugiau. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų organizuojamoje konferencijoje STEAM iššūkis Alytuje priimtas. Mes turime gerokai daugiau negu 100 dalyvių ir net 31 pranešėją. Mes labai džiaugiamės, kad turime garbingų svečių, kurie šiuo metu yra prisijungę ir stebi mūsų konferenciją, bei mes labai tikimės, kad įsijungs į Rasa Tuckailienė ir Romualdas Zdanavičius. Mes labai džiaugiamės, kad prie mūsų šiandien yra prisijungęs ir Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, bei Alytaus kolegijoje besikuriančio STEAM atviros prieigos centro kūrimo koordinatorė Valė Zdanavičienė, kuri irgi pasidalins tam tikromis įžvalgomis ir naujienomis. Labai džiaugiamės, kad pas mus yra atstovai iš Kauno technologijų universiteto, tai Giedrė Vasiljevienė ir Paulina Kuzmickaitė Bernotė. Šioje konferencijoje dalyvauja iš viso 27 ugdymo įstaigos, nuo lopšelio darželio, gimnazijos, kolegijos iki universiteto. Mielieji, labai džiaugiamės jūs visus turėdami šalia. Aš tikiuosi, kad šiandienos konferencijos metu mes
pasidalinsime geriausiomis savo patirtimis, galbūt užsimegs glaudesnis mūsų bendradarbiavimas ir ateityje mūsų miestas parodys labai didžiulį proveržį šioje srityje. Taigi skelbiu konferenciją STEAM iššūkis Alytuje priimtas atidaryta.